Grįžtame į Lietuvos krepšinio lygos rungtynes, kuriuose aikštės šeimininkas Kauno Žalgiris turi 7 taškų pranašumą. 36-29 po pirmosios rungtynių dalies. Na, pirmiausiai jau girdėjote, ką kalbėjo abiejų komandų treneriai. Iš tikrųjų, Žalgiris meta taikliau tolimus metimus ir tai yra svečių pagrindinė problema. Žalgiriečiai pataikė 7 tritaškius iš 11, svečiai 4 iš tiek pat mestų, 36% pataikymas. Žalgiriečiai taip pat taikliau metė 2 taškius, 5 taiklus iš 13, svečiai tiek pat įmetė iš 19. Tačiau atkovoti kamuoliai kol kas Lietuvos Ryto pusėje, nors Trevisas Watsonas siautėjo po krepšiais ir yra krepšininkas daugiausiai atkovojęs kamuolių aikštės šeimininko ekipoje. Prieš rungtynes Aaronas Bainesas kalbėjo, jog Watsonas įrodė, koks yra žvėris, kovodamas dėl kamuolių po krepšių. Ir man bus įdomu grumtis su juo. Tiesa, Bainesas labai greitai susirinko asmeninės 2 pražangas pirmoje rungtynių dalyje. Ir šiandien jam mažai laiko tenka kovoti su Trevisu Watsonu. Pirmoji svečių ataka baigėsi netaikliu metimu. Tiesa, baigiantis pirmąją rungtynių dalį, žalgiriečiai turėjo 13 taškų pranašumą. Lietuvos Rytas spurtavo 6-0 ir dabar atsilieka 7 taškais. Kalnietis. Dar trumpas metimas. Ima kamuolį Dainius Šalenga. Galima žaisti toliau 2-1 Popovičiui. Lengvi Lietuvos Ryto taškai, atsilikimas mažėja iki 5. Markusas Braunas nespėjo laiku užsiimti pozicijos po savojų krepšių. Ir žalgiriečių klaida leidžia svečiams pelnyti lengvus taškus. Šalenga. Pirmose 2 kėliniuose Šalenga pataikė abu mestus tolimus metimus. Gecevičius Zalackui. Watsonas prieš Bielicą. Iš toli Jomantas. Iš panašaus kampo pirmoje rungtynių dalyje Jomantas savo mestus tolimus metimus pataikė. Kalnietis. 6 sekundės Braunas. Klimavičiui. Ir Zavackas skubėdamas paskui žalgirietį. Užsidirba antrąją asmeninę pražangą. Pirmoji svečių komandinė šiame ketvirtyje. Bielica, Gecevičius, Jomantas, Zavackas ir Popovičius. Toks yra svečių penketas antroje rungtynių dalyje. Kalnietis, Watsonas, Klimavičius, Šalenga ir Markusas Braunas. Toks yra aikštės šeimininkų penketas. Šalenga. 12 tašką pelno rezultatyviausias žalgirietis, didindamas aikštės šeimininkų persvarą iki 7 taškų. Prieš šias rungtynes žalgiriečių trenerių štabas kalbėjo, kad kažkada turi pradėti žaisti sėkmingai Šalenga, Pocius arba kiti krepšininkai nuo atsarginių žaidėjų suolelio ir panašu, kad tas noras buvo išgirstas bent jau per sužaistą laiką. Šalenga yra vienas iš lyderių savo komandoje. Watsonas užsidirba 3 asmeninę pražangą ir pavojaus varpai. Skamba aikštės šeimininkų stovykloje. Gintaras Krapikas iš karto sodina geriausią kovotoją savo komandoje dėl atšokusių kamuolių ant suolelio. Zavackas. Klimavičius spėja paskui jį. Nėra šansų mesti iš toli. Begičius grūmėsi su Bielica ir pražanga puolime. Nustebęs Bielica žiūri į rungtynių arbitrą. Tai jau bus 4. asmeninė šio krepšininko pražanga. Kieta gynyba kainuoja brangiai dabar Rimo Kurtinaičio auklėtiniams. Braunas mėgina atsidengti, niekaip nepavyksta, jį labai kibiai dengia Jomantas. Maričius
įmeta, tačiau taškai nebus įskaityti. Dar prieš tai Klimavičius užsidirba pirmąją asmeninę pražangą. Tai bus antroji žalgiriečių komandinė. Ir štai, nugarą stumtelėjo žalgirietis Popovičių, nors yra aukštesnis. Lietuvos Rytui tenka kamuolys. 10 sekundžių. Beinsas pasirodė aikštelėje, pakeitęs Bielicą. Ir jam būtent siuntė perdavimą Popovičius, atspėjo šį sumanimą svečių žalgiriečiai ir suklysta svečiai jau 7. kartą. Aikštės šeimininkai suklydo 5 kartus. Braunas, Bėgičius stato senelę, 2 prieš 2 sužaisti nepavyksta, ištampyta Lietuvos Ryto gynyba. Visus sėdinčius nuo savo vietų pakelia Mirza Bėgičius, dėdamas 2 rankom iš viršaus. Nespėja perimti kamuolio Jomantas, žalgiriečiai turi 9 taškų pranašumą. Popovičius, Beinsas stato senelę. Pats Popovičius iki galo. Netaiklus metimas, Tadas Klimavičius atkovoja 4. kamuolį šiame susitikime. Šalenga. Pamatė kapitonas, kad nepavyks greitai užbaigti šios atakos. Atiduoda per kamuolį Kalniečiui. Šis surikiuoja komandos draugus. Braunas. Markusas Braunas pelno 10. tašką. Po to, kai Kalnietis atlieka 5 rezultatyvų perdavimą, Lietuvos Rytas prašo minutės pertraukėlės. Rošinčia sporto halė. Čia Lietuvos Rytas mėgina panaikinti 11 taškų deficitą. Ir tą daryti pradeda Martynas Gecevičius, pelnantis 5. savo tašką iki šio epizodo. Martynas Gecevičius 3 tolimus metimus prametė. Kalnietis iš toli. Stefanas Bobrauskas atkovoja 3. kamuolį. O Beinsas jo nesugraibo. Puikiai Gecevičius dabar pamatė atsidengusi komandos draugą, palikusi Mirzą Bėgičių už nugaros. Priekyje atliko perdavimą. Tačiau kol kas Beinsui pajausti savo žaidimo skonio šiandien nesiseka. Zavackas grūmėsi su Bėgičium, Kalnietis Klimavičiui.